Labas rytas. Mano rytas tai toks pusė velnio. Dabar važiuojam link Latvijos sienos, kaip minėjau. Šiandien išmiegojau visai neblogai, su erkėm, bet neįsisiurbė. Vakar einant gult, žiūriu, vieną ant rankos gražiai savo vaikštą, poniutė. Na, kas ant manęs vaikšto, tai tas jau gyvas nebelieka. Tai va. Šiandien laukia ilga dienelė, 160 km. Tikiuosi, kojas nenuvils. Tai ką, judam į trasą. O, matyta vieta. Tai jo, biškį važiuoju tuo pačiu maršrutu. Ta atkarpa, iš kur atvažiavau, į pagrindinį kelią. Ir kas dar įdomiausia, mano GPS-as streikuoja, nepagaun signalą. Dabar po kol kas viskas gerai. Bet jeigu vėl dings signalas, teks orientuotis žemėlapiais, ne navigacijai. Nors ir nėra baisiai šalta, bet dar vienas kojines apsivilksiu, nes man jau pirštai šala. Opa. O, dabar bus žymiai šilčiau. Jau pramyniau 58 km, dar liko 104. Jo, šiandien labai intensyviai tiesiog minu, kad neužsivėlinti, bent iki 8 vakarą pasiekti savo stovyklavietės vietą. Ir nueit bent 10 miegoti, vėliausiai 11. Sustojau vėl pavalgyti. Kito pasirinkimo nebuvo. Tad einam pažiūrėti, kas čia per pizzeriją. Vaizdelis tai net pasakyčiau, kad čia pizzerija būtų. Nakvojau irgi sklepe. Atėjau pasiimt pakrovėją, pasikrauti telefoną ir pamačiau, ką. Turiu didelę problemą. Tavo velniava. Aha, kažką reikės mąstyt. Nes toj bus čia man chana. Blemba, tiek nebedaug lieka, kad atlaikytų. Bandžiau priklijuoti, bet nelabai man čia kas ir sekas priklijuoti. Na čia medžiaga, nėr ko čia lipti. Nežinau, kažkiek laikys. Kiek laikys. Bus matyt. Ne viskas telp dabar. Žodžiu, Turiu problemų.
Iki stovyklavietės liko 67 km. Šiandien ir buvau nusiteikęs tokiai dienai, kad mint ir dar kartą mint. Nei ką sustoti, tik tais pailsėti, atsikvėpti 5 ar 10 minučių ir toliau varyti. Nes ilgą laiką sėdėti ant dviračio balną nėra iš maloniausių darbų. Pasivaikščioti. Kol kas dėl mano krepšio, kol kas viskas normaliai laika. Perdėjau tik lengvus daiktus, bus viena pusė sunkesnė, bet, nu ką padarysi. Kad nepamest daiktų, reikia improvizuoti. Kitą irgi reikės pasaugoti pusę, gal irgi plyšti. Tikiuosi, gal neplyš. Nebedaug lika man šiaip. Kiek čia? Savaitėlė. 7 dienas važiavimo iki pat Kaunų. Tikiuosi, viskas atlaikys, o ne, Užuodžiu jūrą! Belika 6 km iki stovyklavietės. Jau jėgų nebėra. Baisiai sunku. Bet jau nebedaug lika iki nakvynės vietos. Pagaliau pasiekiau savo nakvojimo vietą. Super vieta. Čia jeigu ką tualetas yra. O aš kažkur įsitaisysiu čia netoli. Jeigu apdruk naktį reikės ir prispirs reikals. Čia kažkokias tarzankės. Matyt, sezono metu čia galim pašokinėti, pasisupti. Štai 164 km numinta. Viskas, nebeturi jėgų. Out. O gera žinia, aš netoli Latvijos sienos. O rytoj taip pat bus apie iki 150 kilometrų iki pat Rygos. Dar laukia dar viena nelengva dienelė. Nu, kaip nors išgyvensim. O, čia pasirodo pelkė. Ramsbairis. Nu, pasižiūrim. Viskas, radau naują nakvynės vietą vis dėlto. Velniop, ten prie tualeto smirdančio. O čia tai bus super.
Einu dviratį atsivežti. O tokias nakvynės man jau, tiksliau, lokacijos vieta nakvynės patinka daug labiau. Prie pat jūros. Kaip skaniai ta jūra kvepia. O, blemba, šaltas vandenilis. Bet rankas apsiploviau. Paika, užtenka. O taip palydėm saulę. Super ta 13 kelionės diena. Trumpa apžvalga iš kelionės. Estijoje praleidau 8 dienas ir numyniau apie 843 kilometrus. Dabar jau netoli Latvijos sienas. Dar šiek tiek yra kilometrų iki sienas, o po to jau rytoj jau turėčiau siekti Rygą. Ir tenais pasiimsiu laisvadienį. Tai paskutinė nakvynė bus Estijoje. Ši naktelė su vaizdu. Dar buvo vietinis priėjęs pakalbina. Sako, iš kur keliauji ir taip toliau. Sakau, iš Lietuvos, aplink Baltijos valstybės. Iškart crazy man. Buosm. Sakau, nu jo. Bet reikia įgyvendinti savo tą tikslą. Tai jo, dar savaitę ir tikslas bus įgyvendintas. Kol kas viskas tvarkoj, tikėkime, kad ir bus toliau tvarkoj. Na, su krepšiais, tai su krepšiais dabar viskas kol kas gerai. Tikiuosi ištempsim savaitėlę. Dar tik savaitę. 7 dienas. Nu, su išeiginė 8. Gerai, iki kitos dienos. Iki.